Tai sveiki visi, šiandien aš, Cortex Gaming, žaisiu Minecrafto siaubo žaidimą. Oi, kokio Minecrafto Roblox, sorry. Tai šitas žaidimas vadinasi Midnight Motel, jo, bet aš noriu žaisti vieną, bet čia max, man atrodo, galima žaisti tik vieną. Arba ne. Jo, čia galima žaisti dviese mažiausiai. Tai aš žaisiu dviese su kažko. Reikia šiek tiek palaukti, kol... Aš noriu vienus, ale neikit, nieks neleidžiu. Neikit, aš vienus noriu. Tai, kiek žinau, aš nežinau, ar šitas žaidimas realiai bus baisus, bet reikia pabandyti. Taip, aš būsiu vienas, pasirodo, nes nieks neatėjo pas mane. Aha. Waiting for players. Kodėl? Realiai tiesiog laukia, kol kažkokie čiūvai dar prisijungs. O, prisijungia. Kur mes važiuojam realiai? What the fuck? Kur mes važiuojam realiai? Ką man daryt? Head to the reception and check in. O kur yra receptions? Va, radau. Jo, tai... Labas. Welcome to the motel, the best motel in the region. Checking in? Yes. I have a reservation. Alright. Wait, bro. Alright, here's your... nespėjau perskaityti gerai. Dėl to, kad Laurynas nemoka pasakyti alright. Ką man dabar daryti? Nieko nepasakė. Man eiti kažkokį kambarį, ne? Ne. Kas čia? What the fuck? Ką jis man... Ai. O, gerai. Turiu raktą. Mano kambarys 6. Gerai, žinau. O, čia. Close. Kas deda savo šitos ant lovos? Kaip man jį padėti? O, padėjau. Kas deda savo lagaminus ant lovos? Ką? Let's turn on the heater. Aha. O, gerai vietoj. Tai jo, man reikia... Aha. We would like to order 3 pizzas, please. Sure thing. Will you pay by card or cash? Cash. Alright, please have the cash ready when we arrive. Okay. Supratau, tai... Žodžiu, atvažiuos mano 3 picos kažką. Nežinau, kodėl 3 picos. Ir man dabar sakė, tipo, pribėrint kešą, tipo, pasiruošti pinigus, jeigu lietuviškai, ir atsigulti lovą. Jo. Hey, who are you? This is my room. Sako, labas, čia yra mano kambarys. Atsiprašau, bet jis, man atrodo, buvo sklaidintas. Čia yra kambarys 6. Au, aš labai atsiprašau.
Aš blogai pamačiau savo numerį kambario, jisai iš tikrųjų buvo 9. Sako, kad labai buvo baisu. Tipo, kas ateina į šitą kambarį, kaip taip. Sako, kad aš vos negavau širdies atakos. Ką mes čia turim, pavyzdžiui? Mes tipo dabar tiesiog laukiam, kol ateis kažkas? Ar aš čia taip suprantu? Alio. Pizza delivery guy. Here are your pizzas. Kad nieko rankų nelaiko, thank you. Sako... Aha. Jisai man palinkėjo geros nakties. Nu tau irgi. Ei. Kur jisai eis? Kur teini? Jo, jis tipo dingsta taip? Kur aš savo pizzas padėjau, galiu paklausti? Sako, aš galvoju, kokia švarišta yra places, tai reikia čia pažiūrėti, ar šita vieta yra švari. Oh my god, tie. Ew, drakonai. Sako, negaliu leisti jiems čia būti. Ok, man reikia nuo tarakonų purškalą to kažkokią. Tai, jo. Alio? Labas, atsiprašau, mano lova yra pilna tarakonų. Aš noriu to bug spray greičiausiai kiek įmanoma. Bug spray būtinai šitas tau. Atsiprašau apie tai. Tai buvo sena vieta. Šita vieta iš tikrųjų yra kažkas. Nežinau, kaip labai čia išversti lietuviškai. Turiu savo bug spray, kažkodėl įsivelkas ant žemės. Nebėra. Gerai, šitas pavyko. Tikiuosi, kad čia yra paskutiniai tarakonai. Nu. Ką dabar? Pasėdėt? Kas? Sako, kad tu... Now this? What? Kas? Apie ką jis kalba? Hebra. Apie ką jis kalba, aš nesuprantu. Ką man reikia daryti, vėl pasėti? Alio, pasakyk man, ką man daryti. Aš nežinau, ką man daryti, what the fuck. Ką man... Aš matau kažkokį tais šauktuką ten antram aukštą. Nu, bandom eiti, ką žinau. Tikiuosi, nieks neapvogs manęs. Alio. Sako, ką tu nori. Toj, mama, video greit padarysiu. Jis sako, kad galiu išjungti muziką, nes tai yra labai vėlai. Sako, nes į mane loseriu pavadino normaliai. Oh my god. Kodėl aš toksai... Gal man sausim blogai yra, nes nesuprantu. Realiai, aš let's chill out and watch some TV. Ok, tai turiu
Žiūrėt teliką. Telike... Telikas rodo samanas, o pagaliau. Viskas, išsijungia telikas. Dabar aš jau niekur nebenoriu eiti savo hotelio. Nes aš žinau, kad dabar... Aš žinau, kad dabar išeisiu ir man bus kapiec. Kad ten tas vyras, kur matėm, kur stovėjo už tos mašinos, nu ne mašinos, kaip čia pasakyti. Va čia. Gerai, jis nieko nedaro, tebūnie. Labas, kuo aš galiu tau padėti, kad mes šiandien jau sveikinomės, durnių. Gerai, mano namo poweris tiesiog išsijungia. Jo, gerai. Leis man pažiūrėti. Jisai žiūri į sieną, normaliai. O, įjungia, bet realiai jisai pas jį netgi buvo išjungta šviesa, tai kaip jisai nematė? Gerai sutvarkė, bet kaip jisai nematė? Koks jisai durnas yra, aš nesuprantu. Jisai pas jį buvo šviesa neįjungta ir jisai nematė. Jisai baigs vaikščioti iš namų ir leis man tiesiog pažiūrėti. What the fuck? Kas čia? Motel manager? I'd like to apologize. Jisai man duoda nemokamai pasilikti šitą modelį rytoj. Geras. Nu, ačiū, bet jau tu geras šitam visam modelį. Gerai, ką dabar? Uždaryk tas duris. Aš jau galiu pažiūrėti, Elika, ar jūs valgyti pizzą. Ta pizza jau atšalo seniai, realiai. Grinai, ta pizza jau atšalo, tiesiog. Nu, ką dabar? Kodėl man atrodo 3 taškiukus? Ką man daryti? Valgyti pizzą? Neleidžia. Žiūrėti Elika? Neleidžia. Eiti šitą kambarį? Neleidžia. Ką man daryti? Nu, aš sakau, žvaigždės rodo per tą Eliką. Pick up the phone. Hello, is this your room 6? Taip. There's someone in the kitchen that wants to come meet them. Į ką, į virtuvę? Kur ta virtuvė? Kažkas nori mane pamatyti. Aš tai namuose, nu aš gal pasiliksiu namuose. Leiskit man, aš tai namuose būnu, nežinau, čilinu, aš nieko nenoriu. Kaip skaniai, bet aš valgau dėžę. Kokia skani pizza buvo. Nu dabar galim pažiūrėti į teliką. Ne, nu bet jūs rimtai, jūs man norite, kad aš gaiščiau laiką savo ir eičiau kažkokie žmonės, kurie mane nori pamatyti. Man įdomu, kas mane nori pamatyti, jūs suprantat tą dalyką. Kas čia buvo? Investigate the note. Kažką man reikės perskaityti. Aha, tai. Kur tas kitchenas? Aiva. Check the note. Meet me in... Teik pas mane į kambarį pirmą. Tai ką? Bet čia jau, hebra, čia jau blogai bus. Žiūrėkit, dabar vėl pažiūrim, ar ten yra tas šiuos. Nu, tu būk čia gerai. Nes jisai kažkoks biški prišnur. Nežinau, kas yra. Kur yra pirmas kambarys? Antras. O čia pirmas. Nu, gerai.
listen. Pasiklausyti, suspicious. Aš žinojau, kad tu ateisi. Tu esi vienintelis, kuris paklausys. Aš tikiuosi. Tuoj, mama, prašau, tuoj 5 minutės. Niuderis, kažkas yra blogai apie šitą vietą. Kad yra belikiek daug žmonių, kurie čia mirė. Aš rekomenduoju tau palikti šitą vietą, kol tu dar gali. Kad tas žmogus tikriausiai bus kažkoks debilas. Bet aš jau žinau, kad tuoj bus kažkas blogai. Nu gerai. Tada businessman. Ten buvo biznio menas kažkoks. Su šunų maisto ant galvos. Kas čia yra? What the fuck? Ar tu buvai kažką, pamatęs kažkokių blogų dalykų šitame motelį? Sako, taip. Aš atėjau į šitą storą. Palauk, tuoj pasakysiu. Jo, tai sakė, kad jo tualetas buvo susprogęs. Tai jo, tai manau čia ir pabaigsiu, tai jeigu norėtume daugiau tokių vaizdo įrašų, pasakykit man ir susitiksim kitame vaizdo įraše. Ate.